nukelti į 1992 metus, kai Nimajui buvo 6 metai, į Navadvipą, į Džaganatą Mišros namus, netoliese. Taigi pirmoji scena, kur Nimajus mažas. Nimajau, laikas valgyti. Ką tu darai? Kodėl valgai žemės, juk daviau tau valgyti maisto? Kodėl tu pyks ant manęs? Tik pati davai man valgyti žemių. Tik ryžiai, saldumynai ir visas kitas maistas yra ne kas kita kaip žemės transformacija. Šitas kūnas. Ir čia žemė, ir čia žemė. Pagalvok, koks skirtumas tarp šių dalykų. Šitas kūnas irgi yra žemės transformacija. O maistas irgi yra žemės transformacija. Tu mane kaltini be priežasties. Kas tave išmokė tokios filosofijos, gal tokie majavadžiai? Jeigu valgysi grūdus, kurie yra transformavusi žemę, būsi sveikas ir stiprus. O jeigu valgysi žemės, numirsi ir susirgsi. Vandens indą, kuris yra transformavusi žemę, man labai lengva atnešti vandens. Bet jeigu jį išpilsiu ant žemės, jis sugersi purvą ir mano darbas nueis šunį ant uodegos. Kodėl tu man anksčiau niekados to nepasakojai ir nemokei manęs tokios praktiškos filosofijos? Dabar, kai ją supratau, daugiau nebevalgysiu žemę. Kai būsiu alkanas, gersiu tavo pieną. Kai kurie klauso. Specialiai efektai, nekreipkite dėmesį, gangai sudėti. Tikrai specialiai. Ei, nejuokinga. Štai aš ir Navadvipoje. Kaip čia gražu? Mielas Brahmanai, kaip malonu, kad tu užsukai pas mus. Netikėtas svečias yra tarytum pas viešpas Narayaną. Aš esu Džaganatha Mišra, o čia yra mano žmona Šačimata, o čia mūsų sūnus jauniausias. Koks nuostabus vaikas. Sėskis, prašom, pailsėk. Kur tu keliauji? Kur tavo namai? Aš negyvenu vienoje vietoje, o Džaganatha Mišra. Mano protas labai neramus, todėl aš keliauju ten, kur veda mano širdis. Pasauliu labai pasisekė, kad yra tokių žmonių kaip tu. Ir mums taip pat pasisekė. Šačimata, gal paruošk, gal svečias pagamins prasadą pas mus. Gerai, daryk kaip išmanai, Džaganatha Mišra, aš padarysiu. Apsirengčiau šiam Brahmanui. Vaje, šis vaikas valgo maistą, kurį aš aukojau viešpačiui. Kas čia dabar yra? Tu esi visų. Džaganatha Mišra, sustok! Tu esi gerbiamas, išmintingas žmogus. Ką laimėsi mušdamas šitą vaiką? Gali bausti tą, kuris supranta, kas yra gerai, kas yra teisinga, kas neteisinga. Visus brahmanus Navadvipoje.
Bet negali jo nubausti, jis nesupranta nieko. Čia ganata, Miša. Jeigu tu jį bausi, jeigu tu jį lupsi, aš tave prakeiksiu. Neliūdėk, Miša, neliūdėk. Iš tikrųjų viskas viešpaties valia. Viešpats viską žino. Neverta man šiandieną valgyti. Atneš man vaisių, šakniavaisių, aš pavalgysiu, šitiek man bus to gana. Bus brangų. Mūsų namuose yra visko. Gal tu antrą kartą pagaminsi? Na gerai, jeigu jūs pageidaujate, aš pagaminsiu dar kartą. Sėsk, čia man. Gyriai. Visus pasaulus. Taigi ką jis ką jis sakys? Neįmanoma. Kas čia per vaikas? Pas kitus yra normalus vaikai. Visiškai išmaldamas skausmas bus mums. Vaje, jis vėl tą patį daro. Žiūrėkit, jūsų nenorima vaikas, jis žada. Miša, nustok persiekėti šitą vaiką, tai ne jo kaltė. Viskas, kas turi vykti, tas ir įvyks. Viskas vyksta viešpatės valia. Matyt, šiandieną man nelemta valgyti viešpačių paukoto maisto. Prašau. Nusiramink, nepyk. Nepyk ant šito vaiko. Kas šitas nuostabus berniukas? Kieno jisai sūnus? Aš esu vyriausias Džaganatos Mišros sūnus Višvarūpa. Visiems į kieno užsuka toks svečias kaip jūs, labai pasisekė. Aš esu laimingas, kad jūs aplankėte mus, bet kartu nelaimingas, kad jūs turite badauti. Tų namų, kur negauni pavalgyti, laukia nelaimės. Neliūdėk, Višvarūpa. Aš gyvenu miške ir aš retai gaunu pavalgyti ryžių. Aš dažniausiai maitinuosi vaisiais, šakniavaisi. Atneš, ką turite savo namuose ir man šiandieną to pakaks. O šventasis žmogau, jeigu dar turi jėgų, prašau pagamink dar kartą ir paukok viešpačių Krišnui. Tai panaikinsi visas mano šeimos nelaimės ir mes pajusime laimę. Bet aš jau gaminu šiandieną 2 kartus, bet Krišna neleido man pavalgyti. Tai reiškia, kad aš šiandieną neturėčiau valgyti. Ką laimėsiu, jeigu aš priešinsiuosi viešpatės valiai ir gaminsiu dar kartą? Prašau, pagamink dar kartą ir patenkinti mus. Na gerai, tavo prašymas mane sujaudina. Laikykime, tu laikyk stipriai jį už rankų, kad jisai visiškai nepanėtų. Vaje, Džaganata! Jisai vėl šičia nori valgyti mano maistą, Džaganata! Niekas man nepadeda. Tu mane šauki, kartodamas mantą. Ir aš atėjau. Tu visada norėjai mane pamatyti. Na štai, aš įrodausi tau. Tai kodėl dabar mane kaltini? Prieš tai aš buvau moteros Jašodos sūnus. Ir tada tu atėjai į Nanda Maharadžo namus. Tada ir aš save taip pat suerzinau. Man labai patinka tavo atsidambimas. Todėl aš ir valgau tai, ką tu paruoši. O mano viešpatė, tu toks maloningas. Mano viešpatė. Prašau, niekam man apie tai nesakyk ir nepasakok. Jeigu kam nors apie tai pasakysi, aš tave sunaikinsiu. Šio nuteikimo brahmanas apsigyveno Afrikoje ir kiekvieną dieną ateidavo aplankyti mažojo Nimajaus.